Sostinėje žalieji prieš dramblių cirko pasirodymą surengė protesto akciją, norėdami atkreipti dėmesį į žiaurų elgesį su gyvūnais. Mat šiltųjų kraštų gyventojai į Lietuvą atvežti žiemos metu. Organizatoriai sako, kad drambliams nieko nenutiko, jie buvo labai prižiūrimi. Bene garsiausios pasaulyje dresuotųjų Gardnerių dinastijos dramblių cirkas ketvirtadienio vakarą savo pasirodymą surengė Vilniuje Siemens arenoje. Susirinkę žiūrovai stebėjo 5 gigantiškų Indijos dramblių bei dar kelių rūšių egzotiškų į raudonąją knygą įtrauktų gyvūnų atliekamus triukus. Tačiau visame pasaulyje žinoma cirką ne visi sutiko palankiai nusiteikę. Valandą prieš pasirodymą prie arenos susibūrė grupelė aktyvistų su plakatais, kuriuose raginama nustoti tyčiotis iš gyvūnų. Protestą surengė iniciatyvinės grupės Blogas cirkas atstovai tikina, kad šio cirko pasirodymai keliose valstybėse jau uždrausti, o dramblių savininkai yra gavę baudų už žiaurų elgesį su gyvūnais. Žinoma, žmonėms yra linksma pamatyti, kaip gyvūnai kažką daro, bet tai nėra natūralūs gyvūnų veiksmai. Gyvūnai laisvėje taip nesielgia. Jiems yra didžiulis stresas, jie paimti, jeigu būna ypač iš laisvės, taigi visiškai keičiasi aplinka. Vien dresavimo metodai, turbūt jeigu atskleistų visus metodus dresavimo, tai bankrutuotų visi cirkai, nes jie yra labai žiaurus. Visos tos sąlygos, transportavimas gyvūnų, taigi jie laikomi labai mažose erdvėse ir nukeliauja 100 000 kilometrų. Cirko pasirodymą Lietuvoje organizavusios bendrovės atstovai tikino gerbiantis protestuotojų nuomonę, tačiau su dresuotojams metamais įtarimais nesutiko, esą užkulisiuose gyvūnams užtikrintos tinkamos sąlygos, su jais elgiamasi nepriekaištingai. Jis kaip su kačiukais su jais, iš tikrųjų ne. Tikrai neteko pastebėti ir tikrai nemačiau, kad jis naudotų kažkokias, žiaurias priemonės ar netgi, labai griežtą balso toną įsiesti su vaikais savo šneką. Susigundžiusių pasižiūrėti vidury žiemos į Lietuvą atkeliavusių Indijos dramblių netrūko, tačiau vaikus atvedusių tėvų nuomonė taip pat nebuvo vieninga. Šiaip iš tikrųjų geriau, kad jie laisvėje gyvena, tai tiesiog taip, bet daugumą gyvūnėlių mes nepamatytumėm čia Lietuvoje. Mes kiekvienas gimęs gyventi laisvai, kaip mes savo vaikų netiduotumėm į narvus dresiruoti, taip aš manau, kad gyvūnų irgi negalima. Nežinau, kartais netrodo, kad jie ten labai nekaip atrodo ten cirke. Kartais atrodo visai linksmai ir vaikams bent jau patinka. Jeigu jie įpratę tai daryti ir jeigu jie išmokyti tai daryti, tai yra, galbūt jiems tai yra įprasta, gal nereikia taip žiūrėti giliai. Koridorių dar baisiau, bet ispanai žiūri. Protesto akciją surengė gyvūnų teisių gynėjai, žada inicijuoti įstatymo projektą, siūlantį uždrausti pasirodymus su gyvūnais.